Filmas sukurtas remiantis Civilinės saugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos parengta ir Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms. Civilinės saugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pristato filmų ciklą Ekstremalios situacijos. Elektra mūsų namuose. Įmonės, kurios gamina elektros energiją, vadinamos elektrinėmis. Paprastai elektros energiją mes vadiname elektra. Kad elektra pasiektų mūsų butus, reikalingi elektros tinklai. Elektros tinklus sudaro elektros linijos, kurios perduoda elektros energiją per atstumą. Šiomis linijomis elektra pasiekia mūsų namus. Deja, visai neseniai žmonės dar nežinojo, kas yra elektra. Elektra buvo pradėta vartoti XIX amžiaus pabaigoje. Iki tol, pavyzdžiui, gatvėms apšviesti buvo naudojamos žibalinės lempos. Sostinių ir didelių miestų centruose stovėdavo žibaliniai žibintai. Žibintininkas vakare uždegdavo, o ryte gesindavo žibintus. Namuose kambarius apšviesdavo žvakės arba aliejinės lempos. Mes neįsivaizduojame savo gyvenimo be elektros. Išvardinkime, kam reikalinga elektra mūsų namuose. Pirmiausia, elektros energija reikalinga namams, gatvėms ir butams apšviesti. Taip pat, kad veiktų elektros prietaisai. Namuose yra labai daug tokių prietaisų. Pabandykime nors keletą jų išvardinti. Daug elektros prietaisų yra virtuvėje. Viryklė gali būti ne tik dujinė, bet ir elektrinė. Kad produktai negestų, mes juos saugome šaldytuve. Labai patogus yra elektrinis virdulys. Jis užverda ir automatiškai išsijungia. Pusryčiams skrudintuve skrudiname duoną, elektrinėme kavos aparate verdame kavą. Pietus grįžę iš mokyklos per keletą minučių galite pasišildyti mikrobangų krosnelėje. Mama, gamindama jums pietus, mėsą mala elektrinę mėsmalę, vaflius kepa elektrinėje vaflinėje, o indus po skanių pietų plauna elektrinė indaplovė. XIX amžiuje, kai nebuvo elektros, drabužius lygindavo su lygintuvu, į kurį buvo įberiama karštų anglių. Tas lygintuvas buvo labai sunkus ir stipriai dūmijo. Dabar mes lyginame drabužius elektriniu lygintuvu. Vonios kambaryje taip pat yra elektrinių prietaisų. Mama jūsų drabužėlius skalbia elektrinę skalbykle. Tėtis kiekvieną rytą skuta barzdą elektrinę barzdaskutę. Mama rytais plaukus džiovina elektriniu plaukų džiovintuvu. Kiekviename name ar bute yra televizorius, per kurį kiekvieną vakarą jūs žiūrite animacinius filmukus. Kompiuteris taip pat neveiks, jei neįjungsite į elektros tinklą. XIX amžiuje, kai dar nebuvo elektros, muzikos klausydavosi per patefoną ar gramofoną. Dabar jūs klausotės muzikos elektriniais prietaisais. Tai yra per magnetofoną, kompaktinių diskų grotuvą ar tiesiog įsijungę radiją. Visi šie elektros prietaisai yra labai naudingi, tačiau jais reikia mokėti naudotis. Būtina susipažinti su pagrindinėmis saugumo taisyklėmis. Jei šių taisyklių nesilaikysite, jūs gali sužaloti elektros srovė. Vien prisilietus prie atvirų elektros laidų gali nutrenkti elektros srovė. Neteisingas naudojimasis elektros prietaisais gali sukelti gaisrą. Norint išvengti nelaimingų atsitikimų, reikia naudotis tik tais elektros prietaisais, kuriais naudotis leido tėvai. Stenkitės kuo rečiau elektros kištuką traukti iš tinklo. Įjungti ir išjungti elektros prietaisus reikia tik specialiu jungikliu. Pati silpniausia elektros kištuko vieta yra laidas, todėl kištuką iš tinklo reikia traukti paėmus už galvutės. Jei įjungę kištuką į tinklą pamatėte žiežirbas arba pajutote svylančios gumos kvapą,
Tuoj pat išjunkite elektros prietaisą ir praneškite apie tai suaugusiems. Prieš ištraukdami elektros kištuką iš tinklo, ranką būtinai apsivyniokite sausų rankšluosčiu arba skudurėliu. Jokiu būdu nepulkite patys taisyti sugedusių elektros prietaisų. Jei elektros prietaisas užsidegė, pirmiausia ištraukite elektros kištuką iš tinklo apsivynioję ranką sausų skudurėliu. Antra, kad užgesintumėte ką tik užsiplieskusią ugnį, uždenkite elektros prietaisą sausa antklode. Būtinai sausa, kad jūsų nenutrenktų elektra. Kiekvienas žmogus privalo žinoti gaisrinės pagalbos telefono numerį. Ugniagesius galima iškviesti surinkus 01 įprastą kontaktinį telefoną, 101 mobiliojo ryšio telefoną Omnitel tinkle, 011 mobiliojo ryšio telefoną Bitė GSM arba Tele2 tinkle. Jokiu būdu negalima užsidegusio elektros prietaiso gesinti vandeniu, nes vanduo yra puikus elektros laidininkas ir jūs gali trenkti elektrą. Reikia visada prisiminti, kad elektros ir vandens kaiminystė yra labai pavojinga. Jokiu būdu negalima šlapiomis ar drėgnomis rankomis liesti elektros priemonių. Net plaukų džiovintuvas veikiant dušui gali būti pavojingas. Negalima jungti daug elektros prietaisų į vieną tinklą. Labai svarbu išeinant iš namų nepamiršti išjungti šviesos ir kitų elektros prietaisų. Dar kartą prisiminkime, ką reikia daryti užsidegus elektros prietaisui. Pirmiausia, ištraukite elektros kištuką iš tinklo apsivynioję ranką sausų skudurėliu. Kad užgesintumėte ugnį, uždenkite elektros prietaisą sausa antklode. Jei ugnies nepavyksta užgesinti, būtinai paskambinkite pagalbos telefonu 01.